Герпин левый. Такая змейка. Вот это Герпин. Через 4 километра яма 2 между двумя холмами. Стоп, 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 стоп. Dabar yra taip, kaip yra. Pasaulis, aišku, nesibaigė. Labai gaila, bet tai ir yra Dakaras. Sakau, čia iš tiesų gali kiek nori džiaugtis, bet tą reikėtų daryti po finišo, nes iki tol dar daug ko laukti. Tai va, tai lygiai taip pat, kaip per daug nesidžiaugiam, dabar per daug nelidėsim, tiesiog susitvarkysim ir važiuosim toliau kautis. Tai yra pusašis, kuris suka priekinį ratą. Ir jisai gavo apkrovą per kažkokią tai duobę labai didelę ir nukirto jo galą. Būna papildas. Viskas. Jeigu jūs gerai pažiūrėsite, tai pamatysite meno kūrinį, kurį mes šiandieną padarėme. Vienas dalykas buvo pakeistas pusašis, kurį mes sulaužėme. Dėvėtas pusašis dabar šiuo metu yra padėtas ant sunkvežimio borto. O štai čia yra specialios replės, kurių pagalba mes užspaudėm nuplėštą arba pažeistą stabdžių šlangelį, tam, kad nebėgtų skystis sistemos. Tai va, šitas stabdžių suportas buvo atjungtas ir mes buvome uždarę sistemą būtent tokiais metodais. Palydoviniu telefonu paskambino mechanikam, jie pametėjo šitą mintį, kad galima tai padaryti, tai ačiū jiems. Visą laiką, kai nežinai, kas vyksta, tai kažkaip nelabai nebaisiai gerai būna. Aišku, geriau žinot, toje situacijoje ją valdyti visą laiką. O kai skambina telefonas, nežinai, kas kur, kas vyksta, kas paskui sužinojom, pasikeitė trasą, vėl važiuoja. Smagu. Kaip čia jaustis, aišku, nieko gero, nes rezultatui tam labai pakenkė. Svarbu, kad davažiavo, svarbu, kad grįžo patys ir šiek tiek laiko prateriojom, bet svarbu patys grįžo, tai yra svarbiausia.